Labas vakaras, draugai, bičiuliai bendražygiai. Šiandieną gruodžio 10 diena, antrasis Advento sekmadienis. Šiuo metu, kai įrašinėju šią savaitės įvykių apžvalgą, yra 14:30. Rami, žiemiška, vis dar žiemiška sekmadienio popietė. Na ir šiuo laikotarpiu, Advento laikotarpiu, daugiau dėmesio norisi skirti šiltiems pokalbiams, maloniems pokalbiams, ne kažkokiem probleminiam klausimam ir ne tų probleminių klausimų sprendimui, nors aišku, visiškai jų išvengti mums nepavyks ir šiuo Advento laikotarpiu, bet visgi leiskite man šio vakaro savaitės įvykių apžvalgą pradėti nuo pristatymo knygos, kurią aš gavau šią savaitę, penktadienį. Tai Loretos Fokienės pirmoji knyga, pavadinimas jos yra Gyvenk. Tai, kaip pati Loreta rašo, tai yra širdį šildančios istorijos. Iš tiesų jau pačią knygą paėmus į rankas, labai malonus jausmas, pats viršelis yra šiltas, minkštas, malonus laikyti tą knygą rankoje. Ir aš tikiuosi, Loreta neužpyks, bet kad pasidalinsiu šį vakarą su jumis ištrauką iš šios knygos, perskaitysiu įžanginę šios knygos dalį, tam, kad jūs suprastumėte, apie ką ši knyga, kaip jinai gimė, ir galbūt jūs taip pat norėsite šią knygą įsigyti arba savo, kaip dovaną švenčių proga, arba savo artimiesiems. Taigi Loreta savo knygoje pavadinimu Gyvenk, jos įžanginėje dalyje rašo: dažnai mes bėgame savo dienų takų, užmiršdami sustoti ir paprasčiausiai būti. Užmirštame šypsotis vaikui, artimam žmogui, draugui, praeiviui. Užmirštame akimis glostyti vaizdus ir mylimuosius. Užmirštame džiaugtis tuo, ką turime. Užmirštame be jokios regimos priežasties tarti, kaip aš tave myliu, ateik, apkabinsiu, juk tam nereikia progų ar ypatingų akimirkų. Gyvenimas skuba, o mes taip ir nepatiriame to, dėl ko čia atėjome. Tik kasdien bandome pavyti tolstančius tikslus, stengiamės patikti kitiems, pritapti aplinkoje ir vis laviruojame nesibaigiančių problemų sraute. Greitėjantis laikas nepastebimai prilimpa tarsi antra oda, tampriai veržia, gerus dalykus nukelia ateitin ir neleidžia jau dabar džiaugtis savo gyvenimu. Ir staiga nutinka kažkas, ką pavadiname tikra nelaime ar katastrofa. O jei tik atrodo, kad tas įvykis ar jų virtinė turi minuso ženklą, gal viskas yra visai ne taip? Gal būtent to, kabutėse blogojo įvykio reikėjo, kad jis pažadintų ir asmeninis pasaulis pradėtų iš esmės keistis? Atveri akis, apsidairai ir supranti, kad taip ir negyvenai, tik laukiai, kol tikrasis gyvenimas prasidės. Stebuklai ir gražios istorijos nutikdavo kitiems, ne tau. O nutikusi nelaimė, bėda, problema, vadink kaip nori, atvėrė duris vidiniams ir išoriniams pokyčiams. Tada ir ryžtiesi giluminėms permainoms ir jau žinai, nuo šiol gyvensi kitaip, drąsiau, atviriau, o svarbiausia, be melo sau. Sluoksnis po sluoksnio plėši nuo savęs visą netikrumą, įvaizdžius, vaidmenis ir vis dažniau jauti savyje tekant gyvenimo srovę. Taip nutiko ir man prieš 14 metų, 2009 pavasarį. Pasaulį purtė ekonominė krizė, o mano mažą pasaulį ištiko stiprus
asmeninės žemės drebėjimas. Šeima iširo, likau viena auginti 5 savo vaikų. Jaučiausi palaidota po griuvėsiais. Nežinojau, kaip reikės viską atkurti. Nežinojau, ar tai iš viso įmanoma. Ši knyga trumpų išgyventų patirčių vėrinys. Tikri ar tik sugalvoti prisiminimai keičia vienas kitą, o širdimi rašytos istorijos ves skaitytoją šiltais raidžių takais. Svarbiausia žinutė, kurią noriu perduoti, užrašyta jau knygos pavadinime – gyvenk. Kad ir kas vyko, vyksta ar vyks tavo pasaulyje, gyvenk. Tai, ką rašau savo istorijose, širdies patirtys ir atradimai. Dalinuosi drąsinimu, jei pavyko man, pavyks ir tau. Tiesiog tikėk tuo. Visos situacijos turi savo sprendimus, visos. Todėl, kad ir kokiame gyvenimo kelio taške šiuo metu esi, gyvenk. Jei šiuo metu patiri savo gyvenimo vidinę ar išorinę griūtį, jauti vos pakeliamą dienų naštą, siunčiu šviesų spindulį iš tavo ateities. Ten viskas jau baigėsi. Audra nurimo, grėsmingi debesys nulijo ir susigėrė į žemę. Saulė taikiai šypsosi danguje ir tavo širdyje. Aš tai žinau. Jei nors vienas šios planetos žmogus pasiekė savo vidinės kelionės tikslą ir savo širdyje įžiebė laimės žiburį, tai gali pasiekti visi, ir tu. Ateina diena visai netikėtai, kai atvėręs akis ir atidžiai žvelgdamas pro širdies langus, gali išvysti tikras pasaulio spalvas. O grožis visam laikui perkeičia ir pačią širdį, ir gyvenimą. Kiekvienas drąsos ir šviesos spindulius skleidžiantis žmogus daro įtaką erdvei. Taip gyja kūnai ir širdys. Mes kiekvienas galime tapti šviesos ir šilumos šaltiniais, pasauliui ir vienas kitam. Šios knygos istorijomis pasakoju, kaip pati į tai ėjau ir vis dar einu. Knyga turi pabaigą, o gyvenimo kelionė tęsiasi. Mano tikslas – drąsinti ir dalintis gyvenimo širdimi atradimais. Į juos ir kviečiu. Taip knygos įžanga baigia Loreta. Ir toliau knygoje, kaip minėjau, yra pasakojama ne viena širdį šildanti istorija, kurią mums pasakoja Loreta Fokienė. Aš pasidalinsiu šios laidos aprašyme nuorodą, kur ir kaip jūs galite šią knygą įsigyti, kaip minėjau, savo ar savo artimiesiems artėjančių švenčių proga. Ir aš dėkoju, kad jūs klausėtės manęs tas kelias minutes, kol aš skaičiau ištrauką iš knygos, kadangi Advento laikotarpiu, šiuo susikaupimo laikotarpiu, Kristaus gimimo, laukimo laikotarpiu, mes turime, tas žodis gal turime irgi ne visai tinka, bet gal ir turime, pirmiausia, dėl pačių savęs dalintis gerumu ir šiluma su kitais, su mums brangiais žmonėmis, visus juos mylėti, visus juos priimti, kokie jie bebūtų, nes Dievas sukūrė žmogų. Aš esu kažkur tokius žodžius perskaitęs ir jie man labai įstrigo į širdį, mane palietė. Tai yra, kad Dievas sukurdamas žmogų, jisai jau žinojo, koks tas žmogus bus ateityje, ir nepaisant to, kad jis žinojo, jog žmogus bus pilnas nuodėmių, jis bus gundomas ir ne kartą sugundytas, jis vis tiek jį sukūrė ir leido jam ateiti į šį pasaulį. Tai kiekvienas iš mūsų, būdami Dievo kūriniais, mes matyt
turime kažkokią tai misiją, gal tik tai ne visi ją suprantame, o gal tiesiog apie tai net ir nepagalvojame, kai įsisukame į gyvenimo rutiną, į probleminius klausimus. Nors vėlgi, jeigu mes patys savo pasakytume, kad kažkokia tai problema visai yra ne problema, o tiesiog laikinas sunkumas, mums tą problemą arba tą laikiną sunkumą būtų kur kas paprasčiau įveikti. Tai tokia įžanga į mūsų savaitės įvykių apžvalgą. Linkiu visiems dar kartelį gero vakaro, gero klausymosi. Aš jūsų šį vakarą labai ilgai nevarginsiu, bet vis tik tai keletą žodžių noriu pasakyti. Ir pirmiausia, noriu kreiptis į savo veiklos rėmėjus, į savo patreonus, būtent į tuos veiklos rėmėjus, kurie remiate mano veiklą prenumeruodami mano kanalą Patreon platformoje. Tai esu jums visiems dėkingas už tai ir kaip informavau kiekvieną iš jūsų asmeninę žinutę. Po truputėlį mes keičiamės, aš noriu būti dar arčiau jūsų, noriu atsidėkoti jums už tai, kad jūs esate kartu, kad remiate mano veiklą, esate mano duondaviai, tai noriu būti arčiau jūsų, noriu pakelti teikiamos informacijos kokybę į aukštesnį lygį, nes tiesą sakant, ta veikla manęs ir paties asmeniškai iki šiol netenkino, esu pakankamai savikritiškas savo, taigi noriu būti arčiau jūsų, noriu suteikti jums tikrai pačios aukščiausios kokybės informaciją, paslaugą, duoti maksimalią naudą, kokią tik tai galiu jums duoti. Todėl Patreon paskyroje skelbiama informacija, arba bent jau jos didžioji dalis, palaipsniui laikui bėgant taps prieinama tik tai prenumeruojantiems kanalą, pasirinkusiems vieną iš mokamų prenumeratų. Aš tikiuosi, visi kiti ant manęs neužpyksite dėl to, nes dalį informacijos aš, kiek tai leis galimybės, aš dalinsiuosi su visais neatlygintinai, bet vis tik tai, norint žmogui padėti, reikia su juo dirbti, ne tai, kad su žmogumi dirbti, bet reikalingas yra individualus požiūris į kiekvieną situaciją, o tai užima laiko, tai reikalauja ir atitinkamų žinių ir visų kitų kompetencijų. Todėl didžioji dalis informacijos, kuris skelbiama yra mano Patreon platformoje, nuo šiol bus mokama. Jeigu jūs norite tapti Patreon paskyros prenumeratoriais, aš nuorodą pasidalinsiu po šiuo video esančiame aprašyme. Tai pasirinkite vieną iš pasiūlytų prenumeratos, pavadinkime taip, lygių, 5 eurai per mėnesį, 11 eurų per mėnesį arba 22 eurai per mėnesį. Jūs matysite, galite susipažinti, kokios yra teikiamos naudos pasirinkus kiekvieną iš šitų prenumeratų. Na, o visą kitą informaciją, kurią dalinsiuosi viešai, taip pat jūs rasite Patreon paskyroje arba rasite ją mano kanale YouTube platformoje, kur tiesiog prenumeruodami kanalą, turiu omenyje kanalą YouTube platformoje, jūs gausite kiekvieną kartą pranešimą apie tai, kad yra šiame kanale paskelbta tam tikra informacija. Jeigu kažkam netinka, jeigu kažkas norite tapti komandos dalimi, pavadinkime taip, norite prisijungti prie mūsų, prie Patreonų, bet netinka rėmimas veiklos per Patreon paskyrą, parašykite man elektroniniu paštu ir aš jūs informuosiu, kaip jūs galite kitų būdų prisidėti prie veiklos rėmimo, ir prieiga prie Patreon paskyroje skelbiamos informacijos jums bus suteikta. Elektroninio pašto adresą aš taip pat paliksiu po šiuo video
esančiame aprašyme. Šią savaitę, kas sekate mano veiklą, žinote, aš dalyvauju dar tokioje visuomeninėje veikloje, yra tokia Vilkų taryba, gal teko jums girdėti. Jeigu kas dar negirdėjote, tai dabar girdite tai pirmą kartą. Tai Vilkų taryboje aš šią savaitę, ketvirtadienį, šiek tiek kalbėjau apie kiekvienam iš mūsų konstitucija garantuojama teisę turėti savo pažiūras ir įsitikinimus. Beje, naudodamasis progą prašau skleisti informaciją, tiesiog padėkite patiktuką, pakomentuokite šitą video. Dėkingas esu visiems komentatoriams, tame tarpe ir tiems, kurie dalinatės neigiamais komentarais, piktybiniais komentarais. Aš juos tiesiog nereaguosiu. Jūs nesate mano priešai. Aš jumyse nematau priešų. Jeigu aš jums esu priešas, tai yra jūsų problema, bet aš jums esu dėkingas už tuos neigiamus komentarus, kadangi jie taip pat prisideda prie informacijos sklaidos. Tikėtina, kad tada šį video pamatys dar daugiau žmonių, taip kad komentuokite, dėkite patiktukus. O grįžtant prie klausimo, kurį dabar noriu kartu su jumis aptarti, tai yra pažiūros ir įsitikinimai. Kiekvienam iš mūsų konstitucija garantuoja konstitucinę teisę turėti savo pažiūras ir įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Aš manau, tai yra labai svarbi, labai reikšminga konstitucinė teisė. Ir jeigu mes tą konstitucinę teisę naudojamės tinkamai, tai yra neskleisdami neapykantos, nežemindami kito žmogaus, nežemindami jo garbės ir orumo. Jeigu mes skleisdami savo pažiūras ir įsitikinimus nesikėsiname į mūsų valstybės konstitucinę santvarką, tai viskas su tuo turėtų būti gerai. Turėtų būti, bet dėja nėra. Ir ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje visų pirma tai, kad žmonės dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų, tie žmonės, kurie išdrįsta savo pažiūras ir įsitikinimus išreikšti viešai, drąsiai, tie žmonės, kurie savo pažiūras ir įsitikinimus išreiškia korektiškai, jie susilaukia pasmerkimo, neigiamos reakcijos, žeminimo, niekinimo. Iš aplinkos. Ir labai gaila, bet tenka konstatuoti, kad netgi ir iš artimos aplinkos žmonės, kurie regis yra tavo draugai, pažįstami draugai turiu omenyje draugai ne tik tai Facebooko draugai, bet ir draugai gyvenime, arba tu juos laikai savo draugais gyvenime, tave pradeda smerkti dėl to, kad jam tavo pažiūros ar įsitikinimai yra nepriimtini. Bet mielieji, tai visi žinome posakį, kad aš nepritariu tavo nuomonei, bet aš numirčiau už tai, kad tu ir toliau turėtum teisę kalbėti atvirai ir drąsiai. Aš dabar ne pažodžiui pacitavau, jeigu neklystu, Sokratą, bet būtent jis taip pasakė. Ir mes turime gerbti kiekvienas kito nuomonę mes turime gerbti. Mes galime su ja nesutikti. Mes galime ginčytis. Mes galime kontraargumentuoti, kodėl mes nesutinkame.
Bet žeminti, niekinti, tyčiotis, tai paprasčiausiai nedera. Aš jau nekalbu apie tai, kad tiek konstitucija, gal veikiau mūsų konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad netgi valstybė turi sukurti tokį teisinį reguliavimą, sukurti tokią aplinką, kad niekas nepatirtų neigiamo poveikio. Aš dabar vėlgi taip sutrumpintai pasakysiu, kad jūsų nevarginti sudėtingais sakiniais ir išsireiškimais. Niekas negali, tai arba, kaip minėjau, valstybė turi sukurti tokią aplinką, kad niekas nepatirtų neigiamo poveikio dėl to, kad išsako savo pažiūras ir įsitikinimus. Jeigu tai yra daroma, žinoma, nepažeidžiant tos pačios konstitucijos reikalavimų, tai yra korektiškai, neskleidžiant neapykantos ir panašiai. Aš prisimenu pandeminį laikotarpį. Pandeminio laikotarpio metu aš buvau, sakykime, šiaip nenoriu, aišku, savo pasisakymuose kalbėti apie kažkokias tai barikadų pusės. Bet pandeminio laikotarpio metu aš buvau toje barikadų pusėje, pavadinkime ją taip, antivakserių pusėje. Tai nieko bendro. Tos etiketės, kurios mums buvo lipdomos, jos neturi nieko bendro su turiniu, su antivakserio turiniu. Tai tie žmonės, kurie atėjo mus ir kurie mus niekino dėl to, kad mes turime kitokią poziciją negu kad oficialioji doktrina, pavadinkim taip. Tai aš visada sakau, jūsų yra tai sprendimas. Jūs priėmėt sprendimą pasiskiepyti. Viskas tvarkoj. Tai yra jūsų asmeninis apsisprendimas. Ir aš neturiu teisės jo kvestionuoti. Ir aš jo nekvestionuoju. Ir problemagi buvo ne ta, kad kažkas pasiskiepijo ar kažkas nepasiskiepijo. Problema buvo ta, kad tie pasiskiepijusieji, jie labai agresyviai reagavo į tuos žmonės, kurie priėmė sprendimą, įvertinę visus už ir prieš, įvertinę turimą informaciją pagal savo supratimą, pagal specialistų, tų pačių mokslininkų pateiktas išvadas. Jie patys priėmė sprendimą priešingą, nesiskiepyti. Bet būtent agresija ėjo iš pusės tų, kurie buvo pasiskiepiję ir jie mus niekino, jie mus žemino, jie mums lipdė įvairias etiketes. Aišku, reikia pripažinti, kad mes irgi nusileidome iki jų lygio, mes atsikirtinėjome jiems tuo pačiu, galbūt ne taip agresyviai, bet iš esmės taip pat neišvengėme užgauliojimų, neišvengėme patyčių. Ir tai, kad tą agresiją mes patyrėme pirmieji, tai nepateisina mūsų veiksmų. Mes neturėjome teisės atsakyti tuo pačiu. Mes neturėjome nusileisti iki jų lygio, bet mes tą darėme. Ir tai, aš dabar kalbu apie save, tai buvo mano klaida. Dabargi, grįžtant prie šiandieninės situacijos. Ignui Vėgėlei paskelbus apie savo sprendimą būti pretendentu arba kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidentus, mano atžvilgiu pasipylė patyčios, žeminimas, niekinimas. Kvailinimas, tai jau čia būtų labai švelnus žodis. Taigi, taip tariant, aš buvau ir tebesu, tiesą pasakius,
šmeižiamas, niekinamas, žeminamas dėl savo pažiūrų ar įsitikinimų. Mylieji, labai aiškiai noriu pasakyti, aš niekada neturėjau ir neturiu problemos pripažinti, kad aš klydau. Ir jeigu paaiškės, kad aš klydau, jūs sužinosite pirmieji. Bet tai nesuteikia teisės jums spręsti, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga. Ar jūs nepagalvojate, kad klystate būtent jūs? Ar jūs atmetate savo klaidos tikimybę? Ar jūs tikrai esate įsitikinę, kad jūs esate teisūs? Ir kas yra tas, kuris jums suteikia teisę savo ant galvos užsidėti visažinio karūną? Aš nebijau klaidos. Aš suprantu, kad aš galiu klysti. Šiuo metu mano įsitikinimai yra tokie. Bet, kaip kalbėjau ketvirtadienį Vilkų taryboje, aš stebėsiu situaciją, aš vertinsiu situaciją, aš uždavinėsiu klausimus, nepatogius klausimus. Aš savo užduosiu nepatogius klausimus. Aš kitiems uždavinėsiu nepatogius klausimus. Aš ieškosiu tiesos. Ir tiesos ieškojimas nesibaigs niekada. Ir tai yra labai svarbu. Mes turim ieškoti tiesos. Mes negalime patys savo pasakyti, kad mes ją jau suradom. Bet grįžtu prie tų piktybinių komentatorių, kurie jau mano, kad jie viską žino. Aš tikrai jūs ateityje aplenksiu, aš tikrai nesivelsiu į diskusiją su jumis. Nes diskutuoti su dalimi jūsų tikrai yra neįmanoma, dėl to, kad jūs paprasčiausiai, sakykime, tai peržengėte padoraus bendravimo ribas. Jūs ateinate ne tam, kad diskutuoti, jūs ateinate tam, kad išlieti savo tulžį, savo pyktį. Tik man klausimas kyla tokiu atveju vienas, o ant ko jūs pykstate? Ar iš tikrųjų jūs ant manęs pykstate? O gal jūs pykstate iš tikrųjų ant savęs? Tai aš nenoriu labai išsiplėsti, nes gausis mūsų šios savaitės įvykių apžvalga apie mano personą. Aš labiau norėjau pakalbėti apie tai, kad mes turime teisę turėti savo pažiūras ir įsitikinimus, turime teisę juos laisvai reikšti ir nebijokime turėti savo pažiūras įsitikinimus, nebijokime jų laisvai reikšti, nepaisant nieko. Darykime tai nepažeisdami įstatymų, nežeminkime kito žmogaus garbės ir orumo, neraginkime diskriminuoti kitų žmonių dėl jų pažiūrų ar įsitikinimų. Patys nediskriminuokime kitų žmonių dėl jų pažiūrų ar įsitikinimų. Neagituokime kėsintis į mūsų valstybės konstitucinę santvarką. Neagituokime nesilaikyti įstatymų, jeigu mes turime tam tikras pažiūras ar įsitikinimus vieno arba kitų klausimų, tai nesuteikia teisės mums agituoti žmonės nesilaikyti įstatymų. Ką aš beje girdžiu iš kai kurių savo pažįstamų draugų, Facebooko draugų, jie tokius tarsi užduoda retorinius klausimus. Tai sako, štai žiūrėkite, Seimo nariai nesilaiko konstitucijos, tai kodėl mes turėtume jos laikytis? Ir panašiai. Ne, aš tikrai su tuo nesutinku. Taip kalbėti gali tik tai, pats didžiausias populistas, trokštantis minios dėmesio, būtent minios dėmesio. Nes minė yra jai labai norisi girdėti tokius radikalius, fanatiškus, fanatizmų persmelktus pasisakymus, tokius agresyvius. Štai aš dabar ateisiu, padarysiu tvarką, ten tą ir aną.
kai žmonės yra viskuo nusivylę, nebetiki valdžia, vat jie tada žiūri į kalbėtoją ir jie mato jame kažkokį tai gelbėtoją, tą, kuris yra toks ryžtingas, ir jeigu jis jau taip ryžtingai kalba, vadinasi, jis tą ir padarys. Jūs pirmiausia turėtumėt tokiam kalbėtojui užduoti klausimą, o kaip jūs ruošiatės visą tai padaryti? Realiai, kaip jūs ruošiatės tą padaryti? Gerai, tai tiek būtų apie pažiūras ir įsitikinimus. Manau, kad mes dar gal kada ateityje prie šito klausimo grįšime. Turėsime progą dar grįžti prie šito klausimo. Dabar kitas klausimas, kuris yra mano galva nemažiau svarbus, tai yra pakalbėkime šiek tiek apie propagandą. Propaganda, jeigu mes skaitome žiniasklaidą, visuomenės informavimo priemonėse, mes dabar galime matyti, kad tas žodis propaganda, jis yra įgavęs tokį neigiamą atspalvį. Bet propaganda savaime nėra neigiamas dalykas. Pavyzdžiui, sveiko gyvenimo propaganda, sporto propaganda. Tai nėra neigiamas dalykas. Propaganda tai yra tam tikros idėjos populiarinimas, tam tikros idėjos propagavimas. Ir jeigu aš propaguoju sveiko gyvenimo idėją, tai ta propaganda, jinai nėra ydingas dalykas, tai yra teigiama propaganda, teigiamą atspalvį turintis reiškinys. Bet šiandieną šios savaitės įvykių apžvalgoje noriu paliesti karo propagandos temą. Tai karo propaganda, kaip jau supratote, yra būtent karo idėjos propagavimas, populiarinimas, kitaip tariant. Ir ta propaganda, karo propaganda konkrečiai tame tarpe, jinai gali būti tiek tiesioginė, tiek ir netiesioginė. Mes jau tiesą pasakius ne pirmą savaitę ir net ne antrą savaitę. Mes žiniasklaidos priemonėse, visuomenės informavimo priemonėse galėjome pastebėti ir nesunkiai pastebėti ne vieną karo propagandos atvejį, tame tarpe ir tiesioginės karo propagandos atvejį. Pavyzdžių toli ieškoti čia nereikia. Labai konkretus pavyzdys yra buvusi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri praktiškai atvirų tekstų agituoja už tai, kad NATO turėtų įsitraukti į tiesioginį karą su Rusija. Netiesioginės propagandos pavyzdžių yra tikrai ne vienas, ne du ir ne trys ir ne penki, jų tikrai labai daug. Tas pats užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kalbėdamas apie tai, kad Rusija tuoj bus pasiruošusi kariauti su NATO, su vakarų valstybėmis ir supras, kad reikėtų mums pirmiems pradėti karinius veiksmus prieš Rusiją. Prieš kurį laiką Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Kasčiūnas, vardą pamiršau, bet manau, kad žinot, ką aš turiu omenyje ir apie ką kalbu. Jis taip pat sako, jog mūsų visa gynybos sistema ir NATO gynybos strategija turi būti orientuota taip, kad pastebėjus pirmuosius galimos agresijos ženklus, kad mes nelauktume, kol Rusija įžengs į NATO aljansui priklausančios valstybės teritoriją, vos tik tai pajutę, kad galime būti užpulti, mes turėtume pirmieji padaryti žingsnį, tai yra pirmieji pulti Rusiją, nelaukiant, kol Rusija
Rusijos kariuomenės daliniai įžengs į NATO aljansui priklausančią valstybę. Buvęs valstybės saugumo departamento vienas iš pareigūnų, kaip suprantu, pakankamai aukštas pareigas ėjęs, ne šiuo metu esantis, bet ėjęs, tai yra buvęs VSD pareigūnas, kalba apie tai, kad kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio, nuo mažiuko iki seniuko, pareiga turėtų būti, arba gyvenimo tikslas turėtų būti sunaikinti Rusiją. Ir tokios žinutės jos yra viešai publikuojamos, jos yra platinamos spaudoje, jos yra tiražuojamos spaudoje, tokios ir panašios. Aš jau nekalbu, aš tokius ryškesnius paminėjau pavyzdžius, bet yra dar labai daug tokių užslėptos propagandos atvejų. Bet iš esmės, aš kaip minėjau, ar tiesioginė ar netiesioginė tai propaganda, tai vis tiek yra karo propaganda, kuri yra draudžiama beje mūsų konstitucijos. Ir už karo idėjų propagavimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Karo propaganda negali būti skelbiama visuomenės informavimo priemonėse. Tai žiniasklaidos priemonės prieš pradėdamos transliuoti, prieš pradėdamos skleisti žinutę, kurioje yra užkoduota arba netgi tiesiogiai kalbama apie tai, kad NATO, tai iš esmės reiškia ir Lietuva turėtų pradėti kariauti, ar Lietuva turėtų siųsti karius į Ukrainą ar kažkokias kitas valstybės. Žiniasklaidos priemonė turėtų pasakyti stop, įjungti raudoną šviesoforo signalą ir pasakyti ne, šitos informacijos mes neskelbsime, nes visuomenės informavimo įstatymas draudžia platinti, draudžia skelbti informaciją, kurioje yra skleidžiama karo propaganda. Netgi jeigu tuos žodžius pasako Grybauskaitė, Gabrielius Landsbergis, ar kas tik tai nori, net jeigu tai yra oficiali valstybės valdžios institucijų pozicija, oficialus valstybės valdžios institucijos pranešimas spaudai, spauda neturi teisės tokio pranešimo, kuriame yra propaguojama karo idėja, populiarinama karo idėja, skelbti visuomenės informavimo priemonės. Nes tą draudžia visuomenės informavimo įstatymas, kuriuo žiniasklaidos priemonės privalo vadovautis. Ta draudžia, kaip minėjau, konstitucija. Ir visoje toje šviesoje norėjau sakyti, yra keista. Jau keista turbūt, tą žodį keista reikia pamiršti, nes niekas jau Lietuvoje nebekeista. Bet kadangi dabar į galvą greitai kažkoks kitas žodis neteina, tai pasiliekam prie to žodelio keista. Keista yra tai, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nereaguoja į tai, kad žiniasklaidos priemonės platina informaciją, kurioje yra skleidžiama karo propaganda. Keista yra tai, kad prokuratūra nereaguoja į tai, nekelia bylų tiems asmenims, kurie viešai kursto karą ir populiarina karo idėją. Ir kuo yra pavojinga karo propaganda? Karo propaganda yra pavojinga tuo, kad jinai veikia nuotaikas visuomenėje. Visuomenė, būkime, kaip sakoma, biedni, bet teisingi. Visuomenė stebinti tą sisteminę žiniasklaidą, tai yra žiniasklaida, kuri yra maitinama iš valstybės biudžeto, nebūtinai tiesiogiai. Tai nemaža dalis yra maitinama per įvairias programas, per įvairius projektus, per įvairias viešinimo priemonės. Kitaip tariant, valstybės biudžetas yra žiniasklaidos priemonių duondavys nemaža dalimi, bet
prarasti tokį finansavimą niekas nenori. Taigi žmonės stebėdami televiziją, skaitydami žiniasklaidos priemonės, tą patį nacionalinį taip vadinamą transliuotoją, kuris, galima sakyti, jis daugiausiai ir prisideda prie karo idėjos populiarinimo, jie tomis nuotaikomis, jie perima tas nuotaikas ir jų mąstysena, jų galvosena, jinai tokia ir yra. Ir aš net ir šiandieną lankydamasi sporto klube, po sporto klubo visuomet apsilankau dar pirtelėje ir, neišvengiamai ten, nors aišku, pirtyje tai nėra ta tikroji pirtis, tai tiesiog saunoje neišvengiam kartais pradedame diskutuoti politinėmis temomis, kuriomis, aišku, pirtyje geriau nediskutuoti, bet šiandien kaip tik buvo ta diena, kai kažkas leptelėjo kažką, ir prasidėjo, pavadinkime taip, diskusija, jeigu tai galima pavadinti diskusija, apie šiuo metu mus visus labiausiai jaudinančią temą, tai Rusijos ir Ukrainos, taip vadinamo oficialiai Rusijos-Ukrainos karą. Ir aš tiesiog klausiausi, aš toje diskusijoje dalyvavau kaip klausytojas. Tai yra pasyvus diskusijos dalyvis. Bet turbūt gal dabar 4 iš 5 kalbėjusių pasisakė, tai žinoma, kad jeigu tik tai Rusija įveiks Ukrainą, sekantis jos tikslas ir grobis bus Baltijos šalis ir tame tarpe ir Lietuva. Bet tai yra tas taip vadinamas naratyvas arba leitmotyvas, kurį inirtingai formuoja mūsų žiniasklaidos priemonės ir politikai. Tai čia yra taip pat vienas iš mano vertinimų karo propagandos elementų, kai visuomenė siekiama yra įtikinti, kad karas su Rusija yra neišvengiamas, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kaip sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris būdamas diplomatijos galva turėtų galvoti apie tai, kaip reikėtų susitarti, turėtų galvoti apie tai, kaip rasti konsensusą, sutarimą, kaip pasiekti taiką. Vietoje to yra kalbama ne apie konflikto užbaigimą taikiomis diplomatinėmis priemonėmis, o užsienio reikalų ministras kalba apie tai, kaip reikia kuo daugiau siųsti ginklų Ukrainai, kuo daugiau skirti lėšų finansavimo, ginkluotei ir ginkluotės tiekimui į Ukrainą. Tai, mylėjai, jeigu norite pasiekti taiką tarp Rusijos ir Ukrainos, tai jeigu, kaip sakoma, jūs į degantį laužą mesite malkas, kaip jums atrodo, ar tas laužas toliau degs ir dar stipriau degs, ar jisai pradės po truputėlį gesti. Aš manau, kad mesdami malkas į degantį laužą mes tikrai neužgesinsim, liepsnos neužgesinsim. Tai apie tai turėtų ir politikai pagalvoti, ir apie tai turėtų pagalvoti visi žmonės. Nes iš tikrųjų nuo žmonių labai daug kas priklauso. Ir jeigu taip rimtai gerai pagalvotumėm, turbūt visi dalykai, kurie mūsų gyvenime vyksta, mūsų valstybės gyvenime vyksta, arba kurie pasaulyje vyksta, ten platesniam, siauresniu, kokiu kampu čia pasižiūrėsime, jie vyksta dėl to, kad žmonės tam pritarė arba tam nepritarė. Ir tas karas, kuris vyksta šiuo metu, tie karo veiksmai, kurie vyksta, galbūt ne karas tarp Rusijos ir Ukrainos, gal taip reikėtų sakyti, o karas, kuris vyksta, karo veiksmai, kurie vyksta šiuo metu Ukrainos teritorijoje, jie vyksta tik tai dėl to, tik tai žmonių palaikymo dėka. Nesakau, kurios pusės, turbūt visų pusių palaikymo dėka. Nesmagu iš tikrųjų advento laikotarpiu kalbėti apie tokius dalykus kaip karas, bet iš kitos pusės
bėgti nuo realybės irgi ne visai išeina. Ir dabar dar pratęsiant tą temą, kalbant apie pastarosios savaitės įvykius, man įstrigo dar vienas epizodas, tai yra būtent penktadienį Jungtinėse tautose vykęs balsavimas dėl Jungtinių tautų rezoliucijos, kuria buvo siekiama nutraukti karinius veiksmus, nutraukti ugnį ir paskelbti paliaubas, humanitarinės paliaubas tam, kad būtų suteikta humanitarinė pagalba Gazos ruože esantiems civiliams. Ir Jungtinių tautų saugumo taryba atmetė šitą rezoliuciją ir ta rezoliucija buvo atmesta Jungtinių Amerikos valstijoms pasinaudojus veto teise. Tai vėlgi, žiūrėkit, tokia įdomus, aš pagalvojau, dalykas, kai prasidėjus krizėje artimuosiuose rytuose, Izraelio ir Hamas konfliktui, daug kas kaltino Rusiją, kad tai Rusija taip pat prikišo nagus prie šito konflikto, kad jis įvyktų, nes tas konfliktas yra naudingas Rusijai, nes pasaulio dėmesys bus nukreiptas nuo Ukrainos į Izraelį ir Gazos sektorių. Bet jeigu tas konfliktas yra palankus Rusijai, tai klausimas, kodėl Rusija balsuoja už tai, kad būtų paskelbtos paliaubos, bent jau humanitariniai pagalbai suteikti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos, kurios skelbiasi kaip esą labiausiai besirūpinančios Gazos ruožo civiliais, vetuoja tokią rezoliuciją. Tai kažkas matyti yra negerai, arba negerai su mums pateikiama informacija, arba gal negerai su mumis, gal mes neteisingai tą informaciją suprantame. Arba kažkas negerai yra ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, su jų politika, gal ne su valstijomis, bet su tai žmonėmis, kurie šiuo metu įgyvendina Jungtinių Amerikos valstijų politiką. Tai nesinori šios savaitės įvykių apžvalgos pabaigti tokią minorinę gaidą, tai aš pabaigsiu mūsų šio vakaro susitikimą tuo, kuo jį pradėjau. Draugai, bičiuliai, bendražygiai, čia yra debiutinė Loretos Fokienės knyga Gyvenk. Dar kartą pasidžiaugsiu už Loretą, už šį jos debiutą. Aš su nekantrumu skaitysiu jos parašytas širdį šildančias istorijas ir jums taip pat linkiu šią knygą įsigyti. Nuorodą pasidalinsiu šio video apačioje, šio video aprašyme. Na, o tuokart su jumis atsisveikinu, linkiu gražaus likusio sekmadienio vakaro. Artimiausią savaitę paskelbsiu keletą video komentarų teisės aiškinimo ir taikymo klausimais. Yra likusi mano, sakykime taip, skolelė dar iš praėjusios savaitės, ne viską spėjau atlikti, ką buvau suplanavęs, tai rytoj pirmadienį tą savo skolą jums gražinsiu. O tuokart sakau ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Ačiū dar kartą ir iki pasimatymo.